Sveiki, mano vardas Jurgita. Esu pradinių klasių mokytoja. Labai mėgstu savo darbą, bet ypač daug laiko atima rengimasis pamokoms. Noriu, kad kiekviena pamoka vaikams būtų įdomi, kad jie kuo daugiau sužinotų ir įsimintų. Jei galėčiau, pati turbūt 100 storiausių knygų išmokčiau. Deja, nei vienas pasaulio genijus nebuvo visų sričių žinovas. Todėl nepaprastai džiaugiuosi bibliotekoje išmokusi naudotis programų paketu Microsoft Student. Netrukus pamatysite. Tai tikras pagalbininkas bet kuriam mokytojui ir mokiniui. Pirmiausia, noriu priminti, kad kiekviename viešame bibliotekos kompiuteryje yra įdiegtas šis programų rinkinys. Galėsite išmėginti ne tik elektroninę enciklopediją Student with Encarta Premium, specialiai vaikams skirtą Encarta Kids, bet ir matematikos uždavinių sprendimo įrankius bei kalbinius žodynus. Tačiau apie viską iš eilės. Encarta Premium – tai vienas populiariausių ir patogiausių teminių žinynų, nuolat papildomas patraukliomis ypatybėmis. Sunku net įsivaizduoti, bet šioje enciklopedijoje, leidžiamoje jau 15 metų, yra sukaupta daugiau kaip 60 000 vairiausių straipsnių, nesuskaičiuojama daugybė iliustracijų, 800 vaizdo įrašų, keli tūkstančiai garso intarpų. Labai naudingi saveikiai atlasai ir beveik 2 milijonai vairiausių žemėlapių, taigi žvilgterkime į pagrindinės galimybės. Štai pradinis programos langas. Matome, visos pasirinktis patogiai sugrupuotos. Tai tikrai unikalus žinių šaltinis. Nesvarbu, kuria sritimi, kokiamis temomis domitės. Istorija, geografija, asmenybėmis ir visuomenė, gamtos mokslais, sportu ir pramogomis, menu ir literatūra, daile ar muzika. Jei ieškote straipsnio konkrečia tema, siūlau naudotis viršuje dešinėje esančių paieškos laukelių. Tarkim, jau seniai ketinau pasidomėti katėmis, savo mėgstamiausiais gyvūnais. Štai įrašau angliškai cat ir čia tuoj pat išsiskleidžia ilgas susijusių rezultatų sąrašas. Galiu spustelėti bet kurios straipsnio antraštę. Matote, kaip paprasta ir patogu. Be to, beveik visada pasirinkus straipsnį tam tikrą temą, tekste būna papildomų nuorodų. Galima bet kurią sudominusią spustelėti kairiuoju pelės klavišu ir sužinoti dar daugiau. O ieškoti galite visko, kas tik šauna į galvą. Patikėkite, tai labai smagu. Išties naudingas papildomas meniu, kurį galite atverti arba užverti paspausdami rodyklės simbolį. Taip rasite daugiau susijusių enciklopedijos straipsnių, nuotraukų, interneto nuorodų ir taip toliau. Spustelėkite tą antraštę, kuri atrodo įdomi. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad viršuje, kairėje yra mygtukai, kuriuos turėtumėte naudoti, norėdami grįžti į ankstesnį programos langą, po to į tolesnį arba kai norite grįžti į pradinį langą. Mygtuko Homework Tools paspaudimas atveria svarbiausių programos ypatybių ir pasirinkčių sąrašą. Iš tiesų labai patogu ieškoti informacijos pagal kategorijas. Pavyzdžiui, siūlau žvilgterti į geografiją. Dabar matome populiariausių straipsnių šią temą. Spustelėkime temą šalis, countries ir sužinokime, kaip visame pasaulyje garsioje enciklopedijoje pristatoma mūsų valstybė. Traukdama slinkties juostą žemyn ir sekdama abėcėlę, surandu Lietuvos vėliavą ir spusteliu ją. Na va, išties nepaprastai gražu ir informatyvu. Galima šalies himną išklausyti, o kiekviena nuoroda slepia detalesnį informaciją, tai reikia pasirinkti ir spustelėti. Taip galite naudotis bendra paieška ar rinktis temas vieną po kitos, kaip jums patinka. Tikrai lengvai rasite pačios įvairiausios informacijos. Ir įdomios, ir naudingos. Svarbu ir tai, kad galite nebejoti jos patikimumu. Visus straipsnius rengia atitinkamų sričių profesionalai, o ne mėgėjai. Tiesa, turinį gali redaguoti ir vartotojai, tačiau pakeitimai būtinai turi sulaukti autorių patvirtinimo.
Taip pat naudinga žinoti, kad šios enciklopedijos turinys yra atnaujinamas kaskart prisijungus prie interneto, tad informacija yra vis papildoma. Su Microsoft Student galima lengvai naudotis visomis įvairialypės terpės galimybėmis. Viena jų – pasaulio atlasas, kurį atversite pradinėme programos lange, paspaudę Homework Tools, Geography Tools, World Atlas. Visa žemė prieš akis. Pirmiausia atveriamas numatytas žemėlapis, bet dešinėje galime pasirinkti norimą vaizdą ir duomenų tipą – dienos, nakties, politinį, klimato, temperatūrų, regioninį ar kitą. Tai ir įvairiausių statistikos duomenų šaltinis apie bet kurią šalį ir bet kokią sritį. Matote, kaip paprasta keletų pelės klavišos spustelėjimų keliauti po pasaulį, po valstybės, miestus, netgi gatves. Pavyzdžiui, štai Europos teritorijos atvaizdas. Spusteliu kairį pelės klavišą ir galiu pasirinkti, ar noriu toliau žiūrėti žemėlapius, ar skaityti straipsnius. Taip sumaniai pateikta susisteminta informacija be abejo yra vienas geriausių būdų mokyti ir mokytis. Dar vienas labai svarbus įrankis – žodynas, o jį šioje programoje ne bet koks. Paleiskite Encarta Dictionaries ir netrukus įsitikinsite, koks naudingas yra aiškinamasis žodynas. Antras skirsnis šiame lange – tezauras arba sinonimų žodynas. Beje, paieškos laukelyje įrašę norimą žodį ir paspaudę šalia esančią žalią rodyklę, galėsite taip pat išgirsti šio žodžio tarimą. Taip pat atkreipkite dėmesį į daugiakalbį žodyną. Pradinėme lange spustelėkite Foreign Languages Tools arba štai čia trečiąjį skirsnį ir pamatysite, į kokias kalbas galite versti žodžius. Beje, to paties žodžio paaiškinimą galima peržiūrėti ir enciklopedijoje. Užtenka paspausti apatinėje žodyno pasirinkčių juostoje esančią nuorodą Look up in Encyclopedia. Štai surasti atitikmenys ir susiję straipsniai. Vis dėlto bene mėgstamiausia šios elektroninės enciklopedijos dalis man yra vaikų enciklopedija Encarta Kids. Tai nepaprastai spalvingas ir patrauklus žinynas, skirtas vaikams nuo 7 iki 12 metų. Čia sukaupta tiek žemėlapių, nuotraukų, saveikių viktorinų ir straipsnių, kad dabar man tai geriausias idėjų pamokom šaltinis. O ir vaikai nepaprastai mėgsta čia naršyti. Enciklopedijoje panaudotos įvairialypės terpės galimybės lavina vaizduotę, skatina pažinti žinių pasaulį. Be abejo, ieškoti informacijos čia netgi dar lengviau ir smagiau nei pagrindinėje enciklopedijos dalyje. Galima naudoti bendros paieškos laukelį ir vesti raktinius žodžius, arba rinktis dominančias temas. Pavyzdžiui, skaitymas ir rašymas, rašytojai. Tokioje žaismingoje aplinkoje pateikta informacija geriausias būdas vaikui pamažu pažinti pasaulį. Na, o kaipgi be žaidimų? Temų sąraše pasirinkite Games and Fun Stuff ir kartu su mažaisiais drąsiai leiskitės į nuotykius. Bet grįžkime prie mokslo. Ar žinote, kad jau laikas pamiršti įprastą skaičiuotuvą ir išties suprasti matematiką? Kad ir kokį uždavinį spręstumėte – algebros, trigonometrijos, fizikos ar chemijos – šis įrankis padės ne tik gauti teisingą atsakymą, bet ir vaizdžiai pamokys, kaip rasti sprendimo būdą. Žvilgterkime bent į keletą jo ypatybių. Programos Worksheet arba elektroninė darbo lentelė naudojama dažniausiams skaičiavimo veiksmams atlikti. Skaičiuokite, kaip jums labiau patinka. Štai taip pele pasirinkite skaitmenis. Pavyzdžiui, 17 × 34 ir Enter. Arba šiuo atveju galite spausti atitinkamus kompiuterio klaviatūros mygtukus. Matote,
Naudodamiesi standartiniu mygtukų rinkiniu, lengvai suskaičiuosite logaritmus, kvadratinės ar kitų laipsnių šaknis ir atliksite daugybę įvairiausių veiksmų. Tačiau dar svarbiau tai, kad daugeliu atveju įvedę sudėtingesnės užduoties sąlygą ne tik matome atsakymą, bet ir laipsnišką paaiškinimą, kaip jį gauti. Be to, šią programą, lygtis, funkcijas ir įvairius duomenis galima išreikšti dvimačiu arba trimačiu vaizdu. Grafikui sukurti čia įrašau tokią lygtį. Matematinių veiksmų vizualizavimas tikrai padeda geriau juos suprasti. Tiesa? O trimatį grafiką sukursite štai taip. Ekranėlėje pasirinkę skirsnį Parametric, nustatę 3D, Cylindrical ir įrašę reikiamus skaičius. Nesvarbu, kokią skaičiavimo sistemą taikote, net jei reikia sudaryti sudėtingas matricas, visus uždavinius čia galima spręsti ir aiškinti tarsi mokyklos lentoje. Bet ir tai toli gražu ne viskas. Microsoft Math leidžia analizuoti ir grafiškai pavaizduoti, sugretinti ir palyginti statistikos ar kitus duomenis. Tai reikia pasirinkti norimą skirsnį. Šioje programoje yra tikrai daug lengvai naudojamų įrankių. Paspaudus viršuje dešinėje esantį mygtuką Math Tools galima spręsti lygtis, rasti ir pritaikyti įvairiausias formulės, konvertuoti skirtingų matavimo sistemų vienetus – ilgio, garso, svorio ir taip toliau. Štai pavyzdžiui, su trikampio uždavinių sprendimo įrankiu paprasta aiškintis bet kokio trikampio kraštinių ilgio sąryšį. Matote, kaip greitai ir patogu? Vos įvedus duomenis, suskaičiuojama automatiškai ir pavaizduojamas rezultatas. Taigi dabar, kai pamatėte šios programos veikimo principą, geriausias būdas daugiau išmokti ir naudotis jos pranašumais – tyrinėti patiems. Tiesa, turite žinoti, kad nesvarbu, kokius veiksmus atliktumėte, galite bet kada išsaugoti savo projektą ir vėliau tęsti darbą. Tiesiog viršutinėje pasirinkčių juostoje spauskite File, Save, pasirinkite vietą kompiuteryje ir įrašykite pavadinimą. Nuoširdžiai tikiuosi, kad netruksite išmėginti visas mano paminėtas programas. Tai išties patogūs įrankiai, pirmiausia skirti palengvinti darbui, bet kartu suteikiantis daug pažinimo džiaugsmo. Iki.